Nu va. Čia buvo žieminiai kviečiai. O dabar yra žieminiai vikiai. Čia yra, šiandien yra rugsėjo 17 diena, sekmadienis. Čia yra pasėta rugpjūčio 27 berods. O čia prisibarstę buvo, turbūt kaulimo metu. Rugpjūčio, na ir štai kaip atrodo. Pasėlis tikrai gražiai. Tarpuelis yra 25 centimetrai. Čia jau sėtas su valytuvais. Kvietys krūmijasi. Šiaip norėjau dar anksčiau pasėti, bet nespėjau. Gerai, tolygumas geras. Tuščių vietų kaip ir minimaliai. Sėjos metu buvo labai sausa. O, čia kažkokiais gerieji žmonės čia važinėja turbūt. Grybautojai, dar kažkas, kuriems ūkininkų pasėliai yra nieko nereiškia. Galvoja, kad gali važinėti bet kur. Pamatė ražienas. Nepagarbos rodymas, čia sakyčiau didelis. Šitaip naglai važiuoti, skersai lauko. Nu jo. Tingi kojas pajudinti. Ačiū labai. Ačiū, kad važinėjate. Tai va, vikutė atrodo taip. Lazdelis tikrai mielas akį. Miela malonu žiūrėti. Sėjos metu buvo labai sausa, kieta. Matau, vikiai yra apgraužti šiek tiek. Kviečiai taipogi. Įdomu, kas juos čia aplesa. Nu, valytuvai kokybėse juos tikrai pagerina. Stipriai pagerina. Žolės reikia ravėti jau. Kauptuką nepasiėmiau. Bet nėra daug čia tų žolyčių. Oi, tikrai gražus vaizdas. Nors atrodo ir... Ai, nu gerai, kad šiaudų nebuvo daug. Bet yra sieta, kur ir daug šiaudų. Tai irgi vaizdas geras. Tai dabar čia kiek laiko išeina, jeigu rugpjūčio 27, šiandien rugsėjo 17, tai yra lygiai 3 savaitės, jeigu gerai skaičiuoju, 17 plus 4, 21, taip, lygiai 3 savaitės po sėjos. Kviečiai tikrai vakrumijasi gražiai. Gal nebus per ankstyvas, ne, neturėtų. Dar anksti sėjęs, dar niekada neteko gailėtis, kad per anksti pasėčiau žieminius. Vasaroju, suvasarojam biškį kitaip. Šalnos tos, vasaris, tai vėlyvas, tai ankstyvas. O ruduo truputį kitaip.
Čia tas pats laukas. Ir čia va neįprasta situacija. Toks plotas. Atrodo, kad nepasėta. Bet iš tikrųjų pasėta. Čia porą hektarų kokį bus. Reiktų pakilti iš aukščiau pažiūrėti. Gal 3-4 hektarai. Nu, auga vikiukai, kviečiai. Va, auga, bet nespėja tik augti, juos iš karto suvalgo. Va šitie bjaurybės. Maži šliužiukai. Ką daryti su tokiais nedraugam? Ištisai miestą. Kažkoks čia jų židinys gal ar kas. Ką čia daryti? Čia va žaliau. Čia vėl išvažinėta. Taip, nori augti, kabintis į gyvenimą. O, šliužas. Mažučiai tie. Reikia gal išravėti tos tarpelius. O, viens prie kitą. Galėtų jau iki žiemoti. Bet ne, valgo mano vikiukus. Duota įsikabinti jam, užaugti. Va kitas. Pilnas vagutės čia jau. Tų nuodų aš jam tikrai nebarstysiu. Turi susitvarkyti pati gamta. Tie matyti, va, kur didesnį jau prašoko. Šliužas jų nebepaveiks. Nu, gal sutankės pakankamai. Matysim, čia aišku bus visai tuščias keli plotelį, bet kažkas dar sužels. Ten senoj sodyboje avilių bičiulis privežęs. Sakė, šitam bityne šiemet nespėja medaus tų korių vis papildyti. Per grąžtus bėgo. Geriausia čia, sakė, buvo vieta. Čia sustojimai su sėjamąja. Čia mano darbas, palei stulpus. Išsigandau, kad nepralysiu, taigi ant stabdžių. Paskui žiūriu, kad pralysiu ir važiavau toliau. Gaunasi tokie ežiukai. Nu va, atvykome į sėjos lauką. Čia bičiulis dar privežęs bičių. 1, 2, 3, 4, 5.
28. Dūzgia bitės. Tai va, čia buvo raudoni dobilai sėklai. Nušukavom su šukotuvė. Čia buvo praretėjimai. Čia dabar jau yra pasėta. Ką tik. Tai vyksta sėja. Tai va, pažiūrėkime iš arčiau, kaip ta sėja vyksta. Netrukdykime apsisukti. Pirma užsisėjame galus. Tada matome tiksliai, kur pakelti, kada nuleisti sėjamą. Taip išvengiame didesnių persėjimų. Ir nedasėjimų. Laukas didelis. Taip, 36,5 hektaro laukas reikia šiandien pasėti. Gal netoli pusės jau yra pasėta. 2 užpilimai sėklų. Sėklas net nevežėm į lauką, tiesiog bazę užsipildėm. Vieną pilimą. Ir dabar grįšim antrą pilimą užpildysim ir viskas, 2 užpilimais bus pasėta. Bunkerio talpa didelė. Šiaip po lauko nevažinėjau, bet dabar čia sėjos metu nieko tokio. Juk reikia nufilmuoti. Blogiausia, kaip per sudygusios važinėjau, va? Čia tai nusikaltimas. Einam, paieškosim sėklyčių. Gal be sėklų sėjam. Tai yra nupurškito dobilai, glifosato. Kada tiksliai dabar neatsimenu. Gal prieš 10 maždaug dienų.
keltę, pavytę. Na ir pažiūrėkim. Sėklam paviršiaus nematyti jau, kaip būdavo anksčiau. Ar čia nuvalytuvui padeda? Ai, va vietam yra biški. Čia dar už pernykščių šiaudų yra. Vieną kitą galim rasti vietam. Bet tik vieną kitą. Daugiau yra įkišta sėklytė į žemę. Matysim, kas čia sudygs. O grybas. Gylis 2-3 cm žemėje. Nu, yra sėklytės. Viskas gerai. Taip atrodo vaizdas iš kabinos. Pakeičiau savo pavaduotoją. Išsiesiu turbūt tos bunkerius ir šiandien gal daugiau nebesiesiu, jau 6 valandas. Pavargau vis dėlto. Išeiginių nebuvo nuo praeitos vasaros. Neturėjau poilsio dienų. Tai va, dar reikia gal pasistengti filmuką susukti. Vos gal galvojat, kad numiriau. Tai va, bandysiu sumontuoti grįžęs. Nors dar yra kitų darbų visokių. Planavimo. Tai va, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad patinka, kam patinka, mačiau yra būna kartais vienas nepatiktukas, įdomu kas ir kam nepatinka, nu bet irgi gerai, reiškia žiūri, kad ir neįdomu. Nu, čia ir neturi būt labai įdomu. Čia gal kaip kam tik tais, labai siauram ratui, manau, čia turėtų būti įdomu. Kaip kas vyksta. Daugelis ūkininkų tikrai čia nežiūri, manau, nes daugeliui reikia skusti dirvas ar arti, visaip išdirbti tą žemę. O čia yra tiesioginė sėja. Nautilas. Tai yra visiška nesąmonė. Tai va. Kiekvienam savo. Dirbam, mokomės. Kol kas daugiau mokomės. Klystam, nebijom suklysti. Važiuojam toliau. Ačiū. Iki greito.